Kovabunga! Šiandien turim fantastišką orą. Galvoju, kad gal reikėtų nufilmuoti vidosiką ir šiek tiek pakeliauti. Yra tokių minčių važiuoti iki Kauno, tenai susitikti su vienam žmogum ir tada aplankyti dar keletą vietų, kurių dėja negaliu įvardinti. Jos žemėlapiuose gal ir pažymėtos, bet neafišuosim ir neskelbsim. Tai pabandysim viską per vieną dieną apvažiuoti, pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Gali būt, kad ir nesigaus. Tai važiuosim šiandien su Kia. Yes! Dabar ką mes darom? Mes dabar važiuojam į apleistą keramikos gamyklą, pasižiūrėsim, ar mums pavyks prasirauti ją, nes kiek skaičiau atsiliepimų, dabar jau yra apsauga, kuri budi visą parą ir klausimas, kaip man tenai pavyks prasirauti pro ją. Plius dienos metas, žiauriai geras oras, viskas labai akivaizdžiai matosi, tai bus matyt, kaip čia pasidėlios mums toliau kolektyvas. Tai vat, bandom, važiuojam, žiūrim, kas bus. Nu, panašu, bičiuliai, kad pavyko mums patekti į teritoriją. Ten, kur sakiau, kad gali būti, jog bus apsauga. Panašu, kad apsauga buvo tik tai vienoj vietoj, gal dviejose vietose. Aišku, dar anksti sakyti, ar mes čia papulsim, ar mes čia praeisim. Labai visur aukštos tvoros. Labai visur viskas apaugę. Pabandysim, pasižiūrėsim, kaip čia tais miškais galima bandyti praeiti. Matos, kad čia bandyta kažkada vaikščioti. Pažiūrėsim, ar mums pavyks prasirauti. Kokie spygliuočiai, durmast. Gal ir pavyks. Pasižiūrėsim. Panašu, kad pavyko chebrytė. Tuoj parodysim sekundėlę. Opa. Eisim pas pamainos meistrą. Čia kabinetą ant raudoną kilimėlę. Dedam čia, ko tai yra. Šmutkės. Irena dirbo pas mumis. Dušas, va. Kriauklė. Skarmalų, va. Reikia dar džinsai beveik nauji. Labai mes čia nesičiupinėsim. 11 metais, žiūrėkit, dar vyko veiksmas. Vyko veiksmas. Taikos. Bandžiau įsirauti ten į vidų. Tos duris yra užrakinta, užkalta, be šansų ten į tą vidų patekti. Aš noriu labai į tą pastatą, ten įsirauti. Buvom pas pamainos vadą.
Noris nueit dar kažkur toliau. Ten duris matau atidarytas, atlaužtas, praluptas. Bet kad ten nėra kaip užlipti. Kaip aš ten užlipsiu? Aš neužlipsiu. Čia per palėtą. Ne, be šans. O ten toliau nebegaliu eit, nes ten jau judėsi pilna. Ten jau chebra normaliai dirba. Ten jau visiškai pilnai chebrytė funkcionuoja. Ten ir traukiniai važiuoja, ten ir dispečerinė man. Ten irgi dirba, tai aš jau tenai tai nenais, nes ten panašu, kad vyksta veiksmas. Aš nebent tuo galėčiau bandyti praeiti. Aš niekaip nerandu jokio įėjimo, kur galėčiau prasirauti. Pakieva visokie tik. Tai kas man iš tuo? Va, čia tema. Čia gali būti mes, kur tai praeisim. Jo. O, ten neveda. Važiūram, draugai. Ne, be šansų. Niekur nevedantis kelias. Ten. Perlisim dar tvorą. Ir eisim ten. Na, čia takelis net ir pramintas. Aš tikrai ne vienas, ne pirmas ir ne paskutinis vaikštų. Prikolas. Kaži pavykt. Pavyko perlipti, čia biškį per tą tvorą teko biškį pašokinėti. Bet jau įlipom. Čia kažkadaise Ciucis gyveno, tai tikiuosi, kad Ciucio nebėra, jau kuris tai laikas. Mane labiausiai domina šitas važiavimas čia. Aš noriu tikėti, kad per jį išvengiant visų lipimų stogais mes galima kažką pamatyti. Labai tikiuosi, kad turėsim tokius laiptus. Biškį savo arties. Ir kitaip iš kalno. Niek neturiu. Kuščiu. Čia yra tema. Okay. Ten kokios landos, kokios angos. Taip, galėčiau pabandyti čia per stogą pralipsuoti. Nedidelis atstumas. Pažiūrėsiu toliau. Gal. Prašau, kolektyvas keramzito gamybos skystų būdų technologinė schema. Viskas visiškai surašyta. Keramzito centras numeris 2. Įdomiai. Man tai įdomiai. Geruolis. Geras. Alio.
Ten tikrai kažkas vaikščiojo arba kažkas judėjo. Opa. Dar laidai. O, jis dar laidų neištampė. Tai čia turim Maxwell's cigariukus kažkas tai aiškino. Kažkas peleninė pasidarė savo. Bet va čia dar visokių fainų prijonų ir smagu, kad dar ne viskas išvogta, nors va jau didžiąją dalim išvandalino chebra. Laidų paliko maišą. Gaila. Ką padarysi? Man patinka, bet žinokit, chebra, aš matau, kad su laiku man gali būti šiek tiek striuka. Gali būti, kad aplankysim tik tai apskritai vieną objektą. Šitą gamyklą. Nes nėra aišku, čia kaip su tuo laiku bus man. Kylam toliau viršų. Čia tas skylės, čia išdaužytos tokios įdomios. Aš nesuprantu, kokį pagrindą čia išdaužytas. Lazdelės, kaip černominiai. Gerai, smagu. O. O kaip čia padarysim? Čia ne veltui tas kopėčios uždėtas panašu, ne? Ei, be šansų, vyrutė. Rakto reikia. Tam palipti, viskas aišku. Bandysim kadariuotis. Pavadžius. Kopėčias ne veltui. Velma, kaip piršti nereikėtų. Ar čia gali toliau eiti? Aišku, lipom. Lipom kolektyvas. Pabandom. Pažiūrėsim. Jemoj. Jeigu čia kažkas man patrauks kopėčias, bus čia gal. Opa. Atsiprašau. Čia galėsim lipti panašu, čia bandyta lipti. Pažiūrėsim. Čia visiškai, pažiūrėkite, kaip dulka. Čia yra smulkintas keramzitas. Kokie batai. Jums sakau, kartais chebra, čia toks įspūdis kartais, kad kažkas tikrai kalba. Aš nesuprantu, ar čia nuo balandžių garsų mes taip pat aidi.
tikrai pramuša. Bet šitus cechus apėjom. Leidžiame žemyn. Leidžiame žemyn. Dar aš visai sakau, norėčiau eiti kokį administracinį. What the fuck? Pilna balandžių. Galvau, kas juoda. Pasirodo balandžiai. Nu, įspūdinga gamykla. Ten tikrai nepalipsim. Aš šalcu. Reiks lipti tą duobę vėl ant tų kopėčių. Jesus. Nu ką, išlendam į dienos šviesą. Buvom ten pasivaikščiot. tą viršų buvom užsilikę. Žemyn jau nebesileidau, nes tenai tie silosai. O ten biški per daug reikalų. Viskas išpuvė, išklerė, surūdyje. O, sveiki atvykę, tos kameros nemačiau net. Čia tik viena ar ne, svakabo. Į tą pusę nežiūri. Šitą nesisukinėjantį, bet va, išlindus. Smaguris. Nu gerai. Išsinežinom. Ai, visgi šviečia. Visgi ir filmuoja, ir visgi yra signalizacija. Tai gal ir gerai, kad nebridom ten labai giliai. Nors kita vertus, ką jau dabar būtų galima užbrist. Pirmą vietą aplankėm. Pirmą vietą, kurią norėjom aplankėm. Reikėtų paėst gal kažkur tai. 3 valandą jau. Nevalgiau nieko nuo pusryčių beveik. Valgiau 11 gal. Reikia nežintis iš čia dabar. Spėjom, pamatėm. Užlipom. Pažiūrėjom. Gerai, smagu. Pabandysim judėti į kitą vietą. Tik tai sakau, gal reikia dar pradžių pavalgyti. Gerai užkas, kažkur tai pasistiprinti jėgas. Turim dar keletą vietų, kurias aš visai norėčiau šiandieną pamatyti. Tai yra... O, kaip ar tai išvirtė. Tai viena vieta yra... Čia geras. Čia šitą neruočiau. Štemą parsinešiau iš čia va. Ir bėgau nuo to kalniuko. Čia visiškai ledas. Patys matot. Sveiki atvykę, čia biški su ranka, čia biški su koja, biški kažką. Buvo juokinga iš tiesų. Tai visgi, bičiuliai, matau, kad nesuspėsim niekaip nuvažiuoti šiandieną iki tos laboratorijos, kurią minėjau. Bet pabandysim nuvažiuoti į dar 2 vietas susijusias su KGB veikla ir žvalgyba. Ir tada pabandysim dar nuvažiuoti iki Andų lėktuvų kapinyno. Pasižiūrėsim, kadangi važiuoti mums čia yra bemaž iki 1 vietos 30 minučių, iki 2 dar 20 minučių ir iki 3 vietos dar gal pusę valandos. Tai neaišku, kaip mes čia su laiku suspėsim, bet pabandysim susisukti. Šokam į kelią ir važiuojam. Let's go! Atvarėm į kitą vietą. 30 minučių važiavimo nuo 1 vietos. Sustojom parduotuvį, nusipirkom vandenėlio, buvo labai juokinga vienas momentas, papasakosiu apie jį vėliau, bet vienu žodžiu, dabar atvažiavom į buvusį KGB žvalgybos punktą. Iš principo tai griaučiai belikę.
Pirminis vaizdas tai yra gana nykus, niūrus ir nieko čia labai gali būti, kad mes nepamatysim, bet pabandysim pasivaikščiot, pasižiūrėti. Ir teritorija aptverta, nelabai kas belikė, viskas išnešta, viskas išvogta. Va. Sveiki atvykę. Pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Gal ką dar ir įdomus pamatysim. Yra ne vienas, o 2 pastatai. Tai bus matyti, bet čia panašu, kad yra tvarkoma. Čia kažkas kažką tvarkė. Čia mes išlipsim. Mes čia galim išlipti. Labai, tokių nesimajuoti mūsų. Nesimajuosim žmonėm ant tokių, nes čia irgi netoli šitos vietos yra gyvenama tankiai. Dažnu atveju tai būna, kad tokias vietas atrodo pro šalį važiuoju, net niekada neatkreiptų dėmesį. Iš principo, čia kažkur kažkokie tokio pobūdžio objektai. Bet čia savo metu buvo žvalgybos punktas, postas. Argi mes gal šitais laiptais savo ne ten. Be šansų ten jau išlipsim. Be šansų tam patekti į viršų. Stotis laiptas. Ir aišku, tradiciškai ženklai vaikščioti draudžiama, čia istorija stebima. Gausis spalvų, jeigu neklausysi. Bet kita vertus geri piliečiai kaip aš. Gal ir gali. Šuo man nepatinka. Ten šuo negerai. Balsas šuns nevaikiškas. Tikiuosi nepaleistas, nes teks viliuot meškerės greitai gana. Nu gaila. Tais laiptais aš neužlipsiu. Niekaip antras stogą galėčiau. Ne. Ne, su tuo šuniu chebra aš nerizikuosiu. Atšaukta. Atšaukta, nepapulsim čia. Paprastai neužeisim. Be šansų. Be šansų. Nemačiau aš tos miškos, bet iš balso spėju, kad tikrai miška. Niekaip. Gaila, geras, įdomus objektas turėtų būti. Gal dar viduj turėtų būti kokių nors prikolų fainų išlikusių. Toks pamėgčiuks pastatėlis iš 2 dalių. Nu, nesitikėjau, kad čia bus taip gana aktyviai viskas aplinkui. Kas rusiškai moka, tai galite perskaityti. Perskaitykite. Решение. Taip. Visgi nusprendžiau dar dabar nevalgyti. Šiek tiek pavažiuosim, kadangi gana greitai temsta, jau 4 valandos. Dar turim 2 taškus aplankyti. Tai gali būt, kad valgysim kitoj vietoj, kai jau atvažiuosim į kitą KGB žvalgybos punktą. Šitam
Šitam nevalgysim, čia ir per daug žmonių, ir per daug judesio aplinkui. Tame gal bus šiek tiek ramiau. Pažiūrėsim. Kas tau pasakė, kad tu mėlynakė, aš nuo tavo grožio jau iš proto išėjau. Mano mintis lekia, mano mėlynakė, ar galėčiau būt kartu tik aš ir tu. Sustojau paėsti, reikia pavalgyti blemba. Ir mes jau esam visiškai arti trečio mūsų punkto, bet aš matau, kad čia yra privati teritorija irgi su kamerom. Pastatas didžiausias su jau plastikiniais langais. Čia irgi visiškai matos naujai renovuotas pastatas. Nu, bet pabandysim užeiti. Vienu žodžiu, užsukau vietinę knaipę aplink Kauną. Galvojau, reikia nusipirkti mėsgabalį kokį pavalgyti. Nes belė kaip noriu valgyti. Užeinu į parduotuvę, stovi moterytė kasininkė. Renkuosi aš ten mėsgabalius visokius vakuminius. Galvojau, blemba, išsirinkau tokias dešytės, labai fainas atrodė. Pasiimu šitas dešytės, pasižiūriu galiojimo datą. 22 metų gegužės pasibaigė. Nu tai vienu žodžiu. Likau nieko nepešęs, gaila nenufilmavau, bet aš turiu pasiėmęs tokio gėrio. Kažkada labai seniai pirkau. Taktinis maistas. Chicken curry ir ryžiai. Atidarai, įpili 300 ml. Pamaskatuoji 8 minutės ir gatava. Tai vienu žodžiu pabandysim įeiti mes į tą objektą, bet pradžią reikia pasigaminti pavalgyti. Kaip mes gaminsimės valgyti? Mes turim... Ką mes turim? Turim greitpadį savo. Laiko patikrintas greitpadis. Pasigaminsim maistelio. Dėsim į puodą. Turim dujų, turim puodą. Reik susimeistraut kažkaip tai viską. Reik pasimeistraut. Pabandysim. Pabandom. Chicken curry ir ryžiai. Jo papa. Toks vat reikalas. Šyla mūsų krosnis. Visiškai primityviai. Visiškai kaip laukiniai. Bet krosnis šyla. Koks aš kaušas. Aš neturiu su kuo valgyti šitų reikalų. Jūs pažiūrėkit. Ta prasme čia. Supyliau tą daiktą į savo rundelį. Vapšėskį aš net šaukšto neturiu. Kaip aš jį suvalgysiu tokį? Vienintelis dalykas, kurį aš turiu, tai ir mano seno telefono dangtelis, su kuriuo aš galėčiau bandyti kabint. Ir gert bandyti gal reikės, bet ant toks karštas dar yra. Čia viskas dar garuoja. Ai. Nežinau dabar kaip čia. Dabar paragauju. Labai karšta. Reikia pastatyti, gal atvės biškį. Bet šiaip geras. Kaip mamos. Visiškai mamos troškinys. Aš nepamenu, kur juos pirkau. Man atrodo, armijai ir civiliams.
Ir nepamenu, kiekvienas šitas pakiukas kainuoja tikrai. Pitaka gal. Jaučiu jo 1, 4. 4 arba pitakas bus. Bet geras. Toks jovalas, šamurliakas, bet žiauriai skanus. Ir visko yra. Višta, ryžiai, daržovės, matau čia, liofilizuotos. Prikolas. Gardu. Damušam, suvalgom ir bandysim eiti iki to pastato. Po kol kas daugiau judesio nemačiau. Gal gerai, nes šiandien šeštadienis. Ir čia gali būti, kad nieko nėra. Apskritai vieną mašiną va pravažiavo. Tik tiek. Pasižiūrėsim. Nueisim, apeisim. Baisiausia tai, kad čia senas pastatas, bet jau visą praktiškai baigė surenovuoti. Nu kaip surenovuoti, langus sustatė. Naujus langus sustatė. Tai jeigu jau naujus langus sustatė, duris gali būti, kad sustatytos naujos. Nieko mes čia nepamatysim. Dar vienas objektas bus, kur tik apeisim, bet į vidų nepapulsim, bičiuliai. Tai visgi, jo, baigiau valgyti, suvalgiau visą tą šamurliaką. Labai skanus, kaip mamos plovas, kaip mamos kažkoks tai geras namų maistas. Bet buvau nuėjęs aplink tą pastatą pasivaikščiot, tenai horizonte. Iš principo, viskas dabar jau yra pritaikyta komerciniai paskirčiai ir net be šansų patekti į vidų. Niekaip. Visur naujai sudėtos duris, visur nauji langai. Bene tik tai fasadas belikęs. Bene tik tai va ten belikęs fasadas. Bet iš principo tik tiek. Į vidų neįsiroviau. Yra daug judesio aplinkui, žmonės dirba ir nieko ten nebepamatysi. Viskas uždaryta aklinai, nei yra daug kopečių, nei kažkur kitur galima patekti į pastatą. Stovau pakeliui, pamačiau tokį daiktą, pamatysit, iš toli nesimatė, bet šiaip tai geras. Labai juokingai atrodo. Vidury laukų toksai važiuoji pupso. O pupso kas? Pupso. Gedimino pilis. Sveiki. Sveiki atvykę. Praktiškai geriau atrodo negu tikroji. Tenka pripažinti, kad ir daugiau medžių turi aplinkui, kurie šlaito laiko. Kad ir kaip juokingai skambėtų. Geras. Man patinka. Labai smagiai. Šaunuoliai, kas sugalvojat. Labai fainai mintis. Labai fainai idėja. Super. Sėkmingai atvažiavom į 3. vietą. 3. vieta yra gana vieša. Ir plačiai žinoma, bet vis tiek jinai mane labai sudomino, kadangi turim čia tokių įdomių eksponatų. Kukurūznikai. Wow. 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 Kaip gerai atrodo. Fantastika. O. Pametė variklį šitas jau. Pametė dvižoką. Liko tik tai laidai. Liko tik tai
Klaida jau ir padangytis įaugusios. Šitam this is it. Vargiai šitas pakils. Aha. Smaguris. Šitas dar galima, nors jau irgi vargiai. Aplestas. Matas su karo žaizdom. Bet užtat turi va. Nice. Nu super, super. Labai gražu. Jo, smaguris. Labai fainiai. Fainiai lėktuvėliai. Prištabeliuotai čia nevaikiškai. Tarp kitko. Man atrodo 21 metais čia iš šito Kauno parašiutininkų klubo aerodromo vienas iš tokių lėktuvų buvo pavogtas. Kilo čia gaisras, visą kitą, atvažiavo ugniagesiai, gesino gaisrą ir tik po kažkurio tai laiko, bijau sumeluoti, kiek laiko praėjo, pastebėjo, kad nėra vieno iš An-2 lėktuvo ir jisai buvo nuvarytas. Nežinau, ar tai vienas iš šitų griaučių, jie visi šiti iš principo neskraido, apart tų prieki dviejų esančių greičiausiai, bet pats faktas, kad kažkas bandė nukosyti lėktuvą, visai yra prikolas. Tai va, draugai. Tai va, bičiuliai, šiandieną mes kelionę uždarom. Visai neblogai patripinom, visai neblogai pamatėm. Gaila, kad nepatekom į KGB tuos 2 pastatus. Aišku, normalu, šiek tiek laiko praėjo, tai normalu, kad tai yra privatizuota. Dalis jau yra pradėta tvarkyti, kita yra galbūt apleista, neprižiūrėta, bet visiškai aklinai sklidinai uždaryta. Ir į tuos pastatus nepateksi. Tai va, gal kada nors atsivers tie pastatai plačiai visuomeniai ir galėsim aplankyti juos dar kartelį. Nu ką, o dabar 6 valandos galima judėti namo. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Palaikinkit, pašėrinkit, pasidalinkit su artimaisiais draugais, pažįstamais ir mylimaisiais. Ir susitiksim kituose epizoduose. Gerą vakarą. Kokį gerą vakarą. Iki kito karto. Iki kitų kartų.